aš šiandien ir aš, kokia noriu tapti po metų arba kokia noriu būti. Tai tikrai kartais būna, kad to, ko aš noriu tapti, netitinka tos tikrovės, kokia aš esu dabar. Ir ką tada su tuo daryti? Tai pirmas dalykas, pradedam analizuoti, kokia aš esu dabar. Jeigu turim tokių atvirų, artimų žmonių, išklausinėt, daug man kokius pasakyk mano tos pliusus, minusus ir pačiam surašyti, ką aš matau pliusus, ką minusus, bet nuoširdžiai patariu būti sąžiningais ir pripažinti savo trūkumus, nes mes tikrai, kiekvienas iš mūsų turi trūkumų. Koks tobulas bebūtų, koks ten jogas bebūtų, tikrai kiekvienas turi trūkumus, nes net jeigu man nepatinka, pavyzdžiui, kita taučia, tai jau yra trūkumas, nes reiškia jau tolerancijos aš tokios 100% neturiu. Tai ieškoti tų trūkumų ir supras, kad tie trūkumai tai yra mūsų potencialas, nes mes galim tos trūkumus paversti į kažką nuostabaus, į tokie kaip laiptelius iš tų trūkumų sustatyti, kad per tos trūkumus aš paversdamas juos į tokius kaip ir stimulą ir aš pasieksiu to, ką aš noriu tapti tikrai. Tai pirmas dalykas surašyti tada, išanalizuoti, koks aš esu dabar. Antras dalykas surašyti savo tokį vaizdą, kokiu aš noriu tapti. Ir trečias dalykas tada surašyti planą, tikslus, tokius pažingsnius, ko man reikia, kokios informacijos, kokių įgūdžių, kaip man pasiekti būtent tą tikslą, to, ko aš noriu tapti. Nebijokit, keiskitės, nes tikrai gyvenimas nestovi vietoj ir net jau dabar mes esam per vieną minutę ir sekundę vyresni nei kai buvom prieš sekundę ar prieš minutę. Ir būtina keistis, būtina tobulėti. Tai turbūt vienas iš pagrindinių darbų būtent mūsų gyvenime.